apie tai aptarti mano patirtis. Taigi, iki kariuomenės laikotarpio, tai man, kai buvo, dabar man 31 metai yra, kai buvo 25, iki to laikotarpio aš laikiau save ateistu. Man tikėjimas buvo nelabai toks dalykas, labiau aš priskiriu save prie ateistų. Po kariuomenės išėjęs pradėjau ieškoti dvasingumo, nes dvasingumas kažką teikia, kažkokį tai vidinį pasitenkinimą, darai praktikas, kažką patiri, kažkas vyksta tavyje, jauti procesus, jauti kažkokius šiurpulius, kažkas atrodo vyksta, kažkoks dvasingumas tavyje atgyja. Tai aš tuo metu papuoliau į New Age. Aišku, aš tuo metu negalėjau vardinti, kad tai yra New Age, nes nesupratau. Žmonių paklausime, kurie yra tame, jie irgi nepasakytų, kad tai yra New Age, nes neidentifikuoja save tokiais, nes nesupranta savokos ir nesigilina. Tai reiškia, reikia pasigilinti, nes jeigu aš traktuosiu, kad New Age yra tiesiog, kad aš nueinu tą pačią jogą, į rebefingą, į gongų terapiją ar kitas, reikia atverinėjai čakras, man tai gali atrodyti, kad tiesiog aš praktikuoju kažką, kas man teikia tuo metu pasitenkinimą vidinį. Tai man irgi tuo metu taip jautėsi. Tai kas gavosi, 2 metai šitam New Age prabuvau, po 2 metų pradėjau kelti klausimą, ar tai viskas, ką aš tam New Age gaunu, ar tai yra viskas. Tuo metu galvojau, kad esu beveik kaip ir Dievas, tuo metu galvojau, kad viską galiu padaryti, nes viskas mano valioje, viskas priklauso nuo mano pastangų, kiek aš medituoju, praktikuoju įvairias mantras, medituodavau šiaip po 5 valandas per dieną. Turėjau laisvo laiko, po kariuomenės, kai grįžau, galėjau nedirbti, tai po 5 valandas per dieną medituodavau. Protu nesuvokiama, bet tai vyko. Dabar rožinį vos pasiėmu į rankas, pasiėmu, sunku sukalbėti 20 minučių rožinį, 30 minučių, ne, bet 5 valandas mantras kartot, melsis kažkokiem dievams, mėlyniems, su dramblio galvom ar kažkokių 1000 rankų turinčiais, man tuo metu buvo okei. Tai mano patirtis tokia, aš iš to išėjau, stojau Katalikų teologijos fakultetą, pradėjau ieškoti tiesos, tai yra mano tiesa, ir ką aš dabar pristatysiu šitam savo seminare, tai yra mano patirtis, kurią aš remiuosi Katalikų bažnyčios mokymu ir oficialios enciklikos, kurios kalba būtent apie tai, Jėzus Kristus gyvo vandens nešėjas, tokia enciklika yra, šiaip labai įdomu pasiskaityti, ir visa Katalikų bažnyčia, ką kalba apie New Age, kaip jį priima ir kaip jį traktuoja. Tai tas minėtas mano bakalauras, kur galiausiai jisai buvo apgintas, uždaviniai galim praleisti savokas, kad šiek tiek biškai susigaudyti, maginis mąstymas. Tai reiškia, maginis mąstymas sako, kad aš mintimis galiu susikurti realybę savo. Ne? Čia labai svarbu yra skirti dalykus 2. Žmonės sako, taigi labai gerai mąstyti pozityviai, kad gausi kažką gero gyvenime, visi norim gero, čia nėra, kad žmonių, kurie sakytų, aš noriu ateities blogos, visi nori kažko gero, bet čia yra mąstymas, kad aš mintimis galiu paveikti materiją, reiškia šitą realybę, čia kur mes gyvenam, aš mintimis, man užtenka sėdėti ant sofos ar čia sėdus, ir kartoti tam tikrus dalykus, į savo galvą piršti, toks yra netgi mokslas, neurolingvistinis programavimas, tai pseudomokslas, kuris sako irgi apie tą patį kalbą, žmonės studijuoja, tai kad mintis materializuojasi, bet aš esu tas karalius, aš esu tas Dievas, kuris gali tą padaryti. Čia yra pavojingas mąstymas. Ir jeigu pasigilintumėte į istoriją žmonės, religijotyros, jeigu pamokas pasmokti ar jo pasiklausinės, maginis mąstymas buvo nuo žmonijos pradžios. Tai buvo toks pagoniškas mąstymas, kad aš padarau veiksmą kaip žmogus ir tikiuosi, kad gausiu iš anapusybės, reiškia kažkur iš anapus, kažkokie atoveiksmį, kažką gerą. Čia padarau kažkokį burtažodį, tas pats veikia su prietarais, dar iki dabar žmonės iki prietarais. Kas iki prietarais? Galėtų pakelti ranką prietarais. Ten, kad katė perbėgo, šulinys, ar ten per kopečias, ar monetą reikia mesti, Kaip veikia prietarai? Tai yra maginis mąstymas. Man reikia spjauti per petį 3 kartus. Per kurį petį reikia, aš dabar nesimenu. Per kairį petį. Kiek? 3 kartus, Reiškia, yra tiksli metodika, ką padarius įvyksta veiksmas. Kas nustato tą veiksmą? Kodėl negaliu 2 kartus? Kodėl negaliu per dešinį petį? Kas čia yra? Kas veikia mūsų mąstymuose? Kodėl tai egzistuoja? Tai reiškia, mes atsinešam iš kur seniau visus dalykus. Man močiutė šiaip labai daug prietarų daug sakydavo. Tai
tas mumise yra žmonėse. Mes tikimės, padarysim veiksmą, gausio to veiksmą, bet realybė nėra tokia. Ir tada okultizmas, kas yra jau sudėtingiau, dar labiau, tai kalba apie tai, kad bendravimas su dvasiomis. Nes neaišku, kokiamis dvasiomis užsiiminėjau ezoteriniam praktikom, tai gali būti astrologija, aiškiaregystė, bendravimas su dvasiomis, kur kviečia žmonės, per mediumus kalba neva su kažkuo, su kažkokiamis neaiškiamis dvasiomis. Tai va tokie dalykai. Taigi, pradėkim. Naujo amžiaus judėjimo yra mano nuomonė 3 pagrindiniai dalykai. Kad žmogus mano, kad gali sukurti savo religiją. Buvo šitam klausimynė, šitas klausimas irgi. Manėmės, kad aš galiu kurti savo religiją. Mano nuomonė tai yra absurdas. Žmogus negali kurti religijos. Niekaip. Jeigu yra Dievas aukštesnis už mane, aš šitam aišku irgi seminare noriu pabrėžti, kalbėsiu ne iš katalikiškos pusės, kadangi pats esu tikintis, kad jeigu išgirs kažkokią mintį, kuri galbūt angažuojasi su kitom religijom mane, tai neįsižeiskit, galėsit vėliau paklausti kokį klausimą, kaip minėjau, savo patirtim remiuosi, per ką teko pereiti ir žiniomis, kurias gavau fakultete. Taigi, pirma, savo religijos susikūrimas, pirmas dalykas. Antra, okultinių praktikų praktikavimas, ezoterinių praktikų. Dabar turim ChatGPT, labai lengva yra įsivesti jį, pasižiūrėti, kokios yra praktikos, jų daugybę galima pamatyti. Visa tas sąrašas, kurį matėte klausimynę, jisai ir buvo, šitų ezoterinių praktikų išvardintas. Ir savęs sudievinimas. Čia labai svarbus aspektas, nes visa New Age'o idėja remiasi tuo, kad žmogus savęs sudievina. Kad aš laikau save Dievu. Kad ne tas Dievas kūrėjas yra, bet aš esu Dievas, kuris kuriu. Tai čia mąstymas vėlgi mums yra kaip tikintiesiems pavojingas. Šiek tiek apie naujo amžiaus judėjimą. Šiaip dažniausiai, jeigu kažkur ieškotum informacijos, rašytų, kad tai yra 20 amžiaus pradžioje atsiradęs judėjimas. Bet jeigu žiūrėtumėt istoriškai, būtų galima daryti iki gnosticizmo, kuris vyko pirmajame amžiuje. Tai reiškia, naujas amžius nėra toks naujas. Jis yra kaip ir senas, tik tais pateikė tas senas idėjas naujai, žmonėms naujai. Galim pamatyti tokį dalyką, kad reinkarnacijos idėja, karma, jau prieš kiek metų visuomeniai taip persmelkė, aš kai augau, aš galėjau tą matyti ir tą stebėti. Seniau niekas nekalbėdavo apie reinkarnaciją. Dabar beveik kas antras žmogus sako, jo, reinkarnacija tenais, arba čia karma, netgi karma žodį naudoja kaip kažkokį vos ne priežodį ar kažkokį išsireiškimą, čia karma. Nežiūri niekas labai rimtai, bet vartoja tas savokas. Įdomus dalykas vyksta, kad į mūsų pasąmonę ateina tokias savokos, kurių mes iki galo nesam studijavę, nesam gilinęsi ir mes jų neklausinėjom, bet mes jas naudojam. Tai dažniausiai, bent jau man kyla klausimas, kodėl mes taip inirtingai bandom paneigti krikščionybę, o kai ateina tokie ezoterikai visokie, taip toliau, tai juos labai lengvai visi priima, jo, čia faina, reinkarnacija, taigi smagu, reinkarnuotis bus, dar apie tai pakalbėsim. Tai kas yra, iš kur kyla tas visas noras žmogaus būti kaip Dievu? Klausimas lankantiems tikybą. Tai kokia buvo pirmoji pagunda, kurią Žaltys gundo Ievą? Ką Žaltys pasako? Čia su obuoliais nepraslystumėt pas mane bent jau pamokoje. Pagunda, ne apie vaisių, Biblijoje nėra jokio žodžio apie obuolį, tai apie obuolį mes neminim, bet pagunda, ką sako? Suvalgyti vieną obuolį, kad būsi kaip Dievas. Teisingai, ačiū labai. Matus, kas lanko tikybos pamokas, taigi, sako, būsi kaip Dievas, Žaltys sako, būsi kaip Dievas. Tai aš kai pradėjau žiūrėti iš New Age'o pusės, atėjęs į universitetą, į fakultetą teologijos, į New Age'ą per krikščionybės prizmę, pradėjau matyti, kad vien New Age'as remiasi tuo, kad aš pats Dievas esu ir aš sprendžiu. Tai aš renkuosi religiją, aš renkuosi, ką aš dariau, renkuosi savo praktikas, darau, ką aš noriu. Tai reiškia, aš Dievas esu. Bet pasirodo, tai yra pirmoji pagunda, kurią šėtonas gunda žmonės. Tai yra pirmoji pagunda. Ir, apie tai mažai kas kalba, tai kelia didžiulę nuostabą. Pirmoji pagunda, kad žmogus save laiko Dievu.
Kai aš laikau save Dievu, aš įsikeliu, kad aš esu čia valdovas, karalius, ne, ir aš darau, ką aš noriu. Tai pirmoji pagunda tokia. Čia nežinau, kaip dabar pasirodys, bet tai vėlgi, ne, tai yra, jeigu žiūrime iš krikščionybės pusės į kitas religijas, tai tuo atžvilgiu, manau, šitie du filmukai bent jau man yra aktualūs. Pažiūrėsim. Kalbant apie kitas religijas, nes yra mitas, nes New Age'as ką daro? Man atrodo, New Age'as veikia tokiam, kaip mūsų priešininko krikščionių, tokiais veiksmais. Jis kuria mitus, kuria mums tokią apgaulę, mus užliuliuoja, mus užmigdo. Sako, taigi religijos visas kalba apie tą patį. Religijų lyderiai galima visus jos pasimti, melsis kuriam nori, nesvarbu kuriam melsis, visi veda ten pat, visi keliai veda ten pat. Religijos veda ten pat. Tai yra mitas, kuriuo žmonės labai lengva patikėti, nes tiesiog skamba gerai. Buda, Krišna, Muhamedas, Jėzus, tikėk ko nori, nesvarbu, visi keliai veda ten pat. Tai čia yra didžiausias mitas, nes tai neveda ten pat. Jeigu Jėzus kalba apie tai, kad jisai yra kelias, tiesa ir gyvenimas, gali būti tas pats. Tai gal tokiam biški prasijudinimui, pažiūrėsim ar veikia. Gerai, pirmas. Taigi, kalba nei vienas iš religijų tų lyderių, nei Buda, nei Krišna, nei Muhamedas nekalbėjo, kad jis yra tiesa, kad jis yra kelias pas Dievą. Na, budizme iš viso nėra Dievo, yra žmogus, kuris siekia nušvitimo. Bet tik krikščionybėje atsiranda asmuo, Jėzus Kristus, kuris kalba apie tai, kad jisai yra kelias. Ne? Ir čia antras, aišku, toks gali būti toksai radikalesnis, aišku, asmuo, kas esate galbūt matę internete. Jo žodžius reikia, aišku, įsiklausyti gerai, ne viską priimti taip, nes jeigu kažkas girdėtų, ne, kas žino šitą žmogų, kas matė, maždaug gerai, keli žmonės, keli matė. Taigi buvo toksai įvykis, ne, kad jis, kadangi yra kunigas, jį užpuolė. Jį bandė pasmeigti, bandė nužudyti, ne, kažkokie žmonės, bet jisai išgyveno tai. Bandė nužudyti, jisai nukrito ant žemės, tą užpuoliką greit nuo jo patraukė ir kas dabar buvo, kad jis liko be akies, ne, bet ką jis kalba, dalis to, ne, man yra priimtina. Aišku, tie radikalūs dalykai reikėtų šiek tiek patraukti šoną, bet kai kurie dalykai atrodo tikrai man suprantami. Taigi, ne, irgi mintis, kad aš, pavyzdžiui, kai tikėjau hinduizmu, budizmu, aš tas praktikas dariau ir tą mąstymą buvau persijėmęs, aš galėjau daryti, ką noriu. Nebuvo jokios man tokio kaip ir vidinio kažkokio prieštaravimo ar kažkokių tai pagundų, kad mane trauktų kažkas nuo to kelio, ar kad jausčiausi, na tiesiog išgyvenčiau tą savo dvasinę kažkokią dykumą ar patirtis kažkokio asmenio, nes aš tam dvasingume jutausi vienas. Esu aš. Ir kiek aš pastangų įdedu į savo dvasingumą, tiek aš paskui gaunu iš viso to. Tiek aš gaunu daugiau arba galios kažkokios įsikalbėtos, arba daugiau kažkokių emocijų patiriu. Bet tai buvo viskas, ką aš patyriau. Ne? Ir čia kalba jisai, būtent šitas kunigas, apie tai, kad gali domėtis net tom kitom religijom, bet jeigu šėtonas iš tiesų egzistuoja ir jeigu šėtoną nugalėjo tik tais Jėzus Kristus, na, tai reiškia, yra tas vienas kelias. Visa kita tampa kaip iliuzija, tampa kaip apgaulė ir tas dvasingumas pats, ne, kaip ir minėjau sumoktis, irgi tokia mus įtraukia į šitą visą tokį mąstymą. Taigi, šiek tiek apžvelgsime dalykus, patys pagrindiniai esminiai dalykai mano požiūrio, ką rašiau ir bakalaure, kuo skiriasi naujo amžiaus judėjimas, tai vardėjau kaip pirmasis paveikslėlis bus ir viršuje užrašas NAJ, tai reiškia naujo amžiaus judėjimas, tos pusės pasaulėvaizdis ir kaip krikščionybė tam prieštarauja, nes jinai prieštarauja, jinai yra visiškai priešingo mąstymo.
Tai kaip suprantamas yra Dievas? Naujo amžiaus judėjime Dievas yra, arba jo nėra, arba žmonės kreipiasi kaip į visatą, ne? Kalba, aš pasimeldžiu visatai, arba man visata kažką atsiuntė, arba iš visatos kažką gavau. Bet ką reiškia visata sakyti, ne? Tai galima įvardinti kaip šaltą kosminę energiją, kuri su manim neturi jokio santykio, nėra jokio asmeniškumo, kad esu aš ir Dievas, ne? Tokio dalyko nėra. Lieka tik pats žmogus. Pats žmogus ir neva kažkokie visatos klodai. Visatos, o kas yra visata? Yra tuštuma, ne? Begalinė tuštuma, kuri, galbūt turi tą pradžios tašką, ne, mokslininkai kalba apie tai, bet kadangi jinai didėja nuolatos, kas sekundę plečiasi ta visata kosmosas, tai tas begališkumas mums yra labai didžiulis. Krikščionybės pasaulėvaizdė yra priešingybė visiška. Čia kalbama apie švenčiausią trejybę ir apie Jėzų Kristų. Ir apie Dievą kaip asmenį, kad aš galiu turėti su tuo asmeniu santykį. Tai yra visiška priešingybė, ne? Kur pradžios knygoje tenai žiūrėjo mane, ką žaltys sugunda žmogų padaryti, tai šituo atveju tą ir pamatome. Jeigu žmogus priima šėtono pagundą mūsų priešininko pasikliauti savimi, nesvarbu, ar tu laikai save Dievu, bet jeigu tu pasikliauji tik savimi gyvenime, aš savo nuomonę, aš keliauju savimi, ne? Aš keliauju atsitraukiu nuo Dievo, iš karto automatiškai aš pakliūnu tą terpę, kur Dievas negali prie manęs priartėti, nes aš Dievą atmetu. Kodėl turėjo Adomas ir Ieva išeiti iš Edeno sodo? Jie nebegalėjo būti meiliai, nes jie padarė nuodėmę, padarė klaidą, suklydo. Jie žinojo pasekmes, jie buvo informuoti, viską jie suprato. Bet jie padarydami tą nuodėmę, jie turėjo išeiti. Taip ir žmogus, atmesdamas Dievą kaip kūrėją, kuris kuria pasaulį, visą kitą mane, šitą žemę, viską, kas joje yra, sako, ateik ir būk su manimi, ne? Kurk su manim santykį, turėk su manimi santykį. Jeigu aš sakau ne, aš automatiškai pakliūnu tą terpę, kur aš galiu būti gundomas, o mes esame visi gundami nuolatos. Toliau, žmogus. Žmogus suprantamas dažniausiai New Age yra kaip? Žmogus išaukština savo sielą. Kūną sumenkina. Ne? Apie tai kalbėjo ir filosofai tokie kaip Platonas, ne, tokias idėjas pateikinėjo, kad kūnas yra laikinas apdangalas. Jisai greičiausiai sunyksta po mirties, jisai yra nereikalingas. Ką padaro tokia idėja? New Age'as irgi tą pasiėmė, ne, ir budizmas apie tai kalba. Ką padaro tokia idėja, jeigu aš manau, kad kūnas yra nereikalingas? Aš galiu daryti iš kūno, ką nori, reiškia. Kūnas man tampa tokia, galiu elgtis su juo kaip nori, ne, jį išniekinti, ar visokie tenais, kaip čia parodžiu pavyzdėlyje, ką atlieka žmonės, ne, nes kūnas, ne, jisai sunyksta galiausiai ir išnyksta. Bet ką kalba krikščionybė? Krikščionybė mums kalba apie tai, kad žmogus po mirties bus prikeltas su kūnu. Labai įdomus dalykas, tai yra visiška priešingybė, kaip miniu. Niekas apie tai nekalba dažniausiai, nei New Age, apie kūno svarbą. Ką dar krikščionybė, mūsų katalikiškas mokymas, kalba apie tai, kad kūnas ir siela sudaro vienovę. Tai yra vienovė. Kūnas ir siela yra vienodai svarbus. Negalime išaukštinti vieno, nes aš jeigu išaukštinsiu tik sielą, pažiūrėkit, pavyzdžiui, tos žmonės, ne, kurie medituoja, visokie vienuoliai, guru, visokie Indijoje, Tibete, ne, ką jie daro? Jie marina savo kūną, aišku, yra kas daro ir krikščionys, vienuolynuose, katalikai, ne, bet tenais yra skirtinumas, ne, jie marina savo kūną ir tiki, kad per numarinimą kūno išsiaukština sielą. Tenais ta idėja paskui plėtojasi tai, kad žmogus patiria reinkarnaciją, keliauja kitus kūnus, bet iki to daeisim. Tai reiškia, bet kūnas yra numenkinimas. Kūnas tampa toks bevertis. Reiškia, tai yra galimybė žaloti savo kūną. Aš, reiškia, jo nebelaikau vertingo, aš jo darau, ką noriu, laikau save, ko noriu. Ir labai įdomus dalykas, New Age siela yra belytė. Katalikiškam mokyme, bioetikos mokyme siela turi lytį. Tai čia yra didžiulis skirtumas, kuris kalba apie tai, kad siela sudaro formą mūsų kūną. Ir, aišku, kad jeigu New Age pats žmogus yra svarbiausias, ne, tai jis nebelaiko, kad jis yra Dievo kūrinys. Jis laiko kažkokios dievybės, gal kažkokios idėjos kūrinys, bet krikščionybė kalba apie tai, kad Dievas sukūrė žmogų.
Taigi, Jėzus Kristus čia yra labai centrinis momentas. Jėzus Kristus kaip yra suprantamas New Age. New Age Kristus yra vienas iš dvasinių mokytojų. Kaip Buda, kaip Krišna, kaip Muhamedas, taip ir Jėzus stovi šalia. Yra netgi tokių paveikslėlių, kur rodo, kaip jie kartu sėdi prie kokio stalo, arba ten juokauja, arba kažkas panašaus. Tai yra absurdas, ne? Nes kodėl? Negalim tapatinti Kristaus tarp visų mokytojų, nes jisai išsiskiria kažkuo. Labai šiaip įdomus, čia galima klausyti klausimus filosofinius. Kodėl Jėzus Kristus yra visose religijose? Kodėl visos religijos kalba apie Jėzų Kristų? Kodėl krikščionybėje nėra kitų religijų? Ką padaro New Age'as ir ta hinduistinė mintis, kuri sako, kad Biblijai mes turim laikotarpį nuo 12 metų Jėzaus iki 30, tarpas yra 18 metų. Taigi, kas įvyksta? Jėzus kažkur dingsta. Nieko nėra apie tai kalbama. Jo nėra. New Age arba netgi hinduistai ir budistai pasidaro tokią savo prielaidą, kad Jėzus per tą laikotarpį buvo Indijoje. Tai buvo klausimas ir klausimynė, kad Jėzus buvo Indijoje, ne? Kad Jėzus gyveno Indijoje, ką jis padarė, tenais meditavo, nušvito, įgavo galių, ką kalba ir New Age'as, įgavo galių praplėsti sąmonę savo, būk galingas, daryk visus tos antgamtinius dalykus. Yra didžiulis skirtumas tarp darimo stebuklo ir darimo maginio veiksmo. Tai yra didžiulis skirtumas, bet apie jį reikia gilintis giliau. Taigi, kas įvyksta, jeigu Jėzus tampa vienas iš mokytojų, tai prarandama visiškai misija, ką Jėzus padarė, kad mirė už mus nuodėmės, atgailavo, atpirko mūsų nuodėmės. Ką padarė Jėzus Kristus, vis tai nuplaunama. Tu rinkis, ką nori, pasirink, kurį nori čia mokyti, gali visus melstis, vis tiek tas pats bus. Tai tokia iliuzija, vėlgi mūsų priešininkas taip veikia. Jisai mums kuria, mus silpnina mūsų mąstymą, pateikia tokias gražias idėjas, kurios vilioja, tikrai labai gražios, tikėk, ką nori, tai daryk, ką nori. Tai va. Ir koks yra atsakymas? Kodėl Jėzus negali būti, kokie argumentai? Argumentai labai paprasti, tiesiog reikia logikos. Kodėl negali būti, kad Jėzus buvo Indijai? Buvo tokie mokslininkai, kurie ten save laikė mokslininkais ir sakė, kad Jėzus buvo Indijai. Jie važiavo į Indiją, grįžo į vakarus, pasakė tą idėją, kad tikrai tai buvo, bet po to, kadangi tą idėją kažkas pasakė, važiavo kiti mokslininkai, kurie patvirtina, nieko neturi, nei hinduistai, nei budistai, neturi jokių raštų, jokių informacijų, kad Jėzus tikrai buvo Indijai. Antras dalykas, Jėzus niekada nekalbėjo Biblijai apie jokias čakras, apie jokias energijas, apie jokias, yra užsimenama galbūt vertimai dalykai, bet apie tokius maginius dalykus Jėzus nekalba. Apie jokį nušvitimą, apie jokį budizmą, apie jokį hinduizmą nėra nei minties. Trečias dalykas, Jėzus kai gyvena, Jėzų pažįsta. Jis yra vietinis tarp žmonių, Biblijai rašoma, kad jis kai darė stebuklus, kai išėjo daryti savo dalykų, kai jis darė stebuklus, gyveno su žmonėmis. Jėzus, taip, 10 minučių, gerai. Jėzus yra žinomas žmonių. Žmonės sako, štai Juozapo sūnus ir Marijos. Jį pažįsta. Žiūrėkite, jūs gyvenat kažkur, čia Jonavoje greičiausiai visi. Taigi, jumis kaimynai pažįsta, jūs 11-12, daug metų gyvenat greičiausiai, jeigu toje pačioje vietoje, kad ir naujoje, vis tiek pažįsta žmonės. Jūs esate žinomi tiems žmonėms. Jeigu jūs dingtumėt 20 metų, dingtumėt iš čia, abejoju, kad kažkas atsimintų. Nauji žmonės atsikraustytų, kažkas pasikeistų, bet Jėzų pažįsta. Izraelį Nazarete, kuris jį būna, Jėzų pažįsta visuose miestuose. Reiškia, jisai žinomas tarp žmonių. Tai va, argumentai tam. Gerai, 10 minučių. Taip gal šiek tiek tada greičiau per tas kelias skaidres. Taigi žmogus laiko save Dievu, kalba apie įsikalbėtas galės, nes tai yra žmogaus iliuzija. Žmogus sako, kad turi tas galės, bet kad tai realybė, kai reikia realizuoti savo galės, jų nelieka. Taip, pripažįstu savo menkumą. Ir kas įvyksta, kai žmogus daug medituoja, jo žmogaus ego įsipučia, toks dvasinis narcisizmas atsiranda, kai žmogus laiko, kad jam reikia tik tais praktikų. Tik tais praktikos jį atgaivina, tik tais praktikos jam suteikia prasme. Bet vėlgi, jeigu pažiūrėtume, tai viskas susiję tik tai su žmogumi. Atvert čakras, savo atvert čakras, ne kažkur, čia ne kažkam Dievui reikia, kad aš atverčiu čakras, bet reikia man pačiam, aš turiu kažką atverinėti. Neaišku, kas norės, kundalinė energija yra, kas tos čakros yra, kas čia bus atvėrus, ar čia iškeliausi kitą dimensiją, kitą pasaulį, nes apie tai yra kalbama, bet žmonėms labai tokia idėja, atvert čakras, bus faina. Bet apie tai, kas domisi giliau.
bet reikia domėtis. Taigi, religija ir dvasingumas, svarbus dalykas, taip pat toks paveikslėlis buvo, kai aš buvau New Ageris, aš dalinausi pats Facebook'e ant savo sienos šito paveikslėlio, pripiešiau tenais kelis dalykus, tie rykliai, kur piktosios dvasios, ir viršui parašiau religiją juodam fone. Lieka tas dvasingumas, pripiešiau ir dvasingumas viršui. Tai dvasingumas lieka ir religija. Tai New Age žmonės sako, kad religingi žmonės yra uždaryti tokiam kaip vos ne akvariume. Jie ta mažytė žuvytė tam akvariume, kurie apriboti savo dogmom, savo tikėjimo tiesom, mažai kas supranta apie pasaulį, reikia būti laisva žuvytė, plačiam vandenyne ir jame plaukėti ir viską tyrinėti. Na, yra galbūt to grožio šitame dalyke, bet kas nutinka, ne? Ką pamirštama paminėti? Tai New Age žmonės pamiršta paminėti, kad religingas žmogus reiškia, kad yra dvasingas. Religari, Ciceronas kalbėjo apie tai, kad reiškia surišti save su Dievu. Rišti save su Dievu, tai reiškia, aš jau esu dvasingas ir tam plačiam vandenyne, kur aš išeinu, darydamas ezoterinės praktikas, astralinės kelionės, visokias tenais, medituoju, patiriu savo, neva prisimenu savo pratus gyvenimus, yra regresinės terapijos, arba einu pas būrėjus, mediumus, kur neva bendrauja su dvasiamis kažkokiamis, kalba dvasios kažkokios, ne, visiems žmonėms ten, tipo šitas dalykas. Mano pusbrolis netgi eina pas būrėjas, galvoju, kaip tu gali eiti, ką tau ten pasako, bet jam kažką pasako. Jėzus priešingai, jisai neina į jokį dvasinį pasaulį, jisai kai gyvena, pažiūrėkite, ne Jėzaus gyvenimą, jisai kai gyvena, jis gyvena realybėj. Visas jo gyvenimas yra, jis atėjo būti su žmonėmis, nekalbėjo apie jokį ten apsimarinimą, pasnikavimą, ten taip tokie dalykai vyksta, ne žydų tradicijos tai yra, bet apie tokį, kad ten visiškai savo kūną ten paneik, ar kažkaip apsiribok save, yra tam tikri dalykai, bet tai nėra tokie kaip New Age, jie paskelbiami. Jėzus gyvena su žmonėmis, Jėzus atėjo būti realybėj, ne iliuziniam pasaulį. Pažiūrėkit, pavyzdžiui, visi tie Buda, Krišna arba kiti tenais, nes hinduizme yra daugybė dievų. Krišna, Šiva, ten visi kiti. Dažniausiai skulptūros jie visi yra užsimerkę. Jų akis yra tenais vos pramertos, tai vadinama, kad jie yra tokioj zen būsnai. Jie kažkur yra anapus. Pažiūrėkite krikščionybę, iš šventųjų paveikslus, visų akis yra plačiai atmertos. Mes kalbam apie tai, kad čia būtų realybė, čia ir yra gyvenimas. Ne ten iliuzijų, ne ten medituotų sudarius kažkur, ne ten atvertinėti savo čakas, įsivaizduot, kad čia dabar kažkoks tampu aš ypatingas, bet visai apie kitą gyvenimą, apie nuolankumą Dievui, nusižeminimą, kad aš turiu ateiti nusižeminti prieš Dievą. Čia labai, labai skirtingas dalykas. Taigi, New Age nuodėmė neegzistuoja. Nuodėmė, blogis nelabai yra traktuojama, kad tokia kaip yra, labiau traktuojama, kad yra karma. Karma, bet tai gero ir blogo toksai dėsnis, ne? Jeigu darysi daug gero, gausi daug gero. Darysi blogo, gausi blogo. Dėsnis. Mano klausimas, jeigu čia diskutuojant būtų apie tą dėsnį, tai kas sukūrė tą dėsnį? Kas padarė, kad tas dėsnis veikia? Kas padarė, kad kiekvienam žmogus skaičiuoja tuos taškus karmas? Kas minusuoja, prideda taškus? Kas kuria tuos dalykus? Kas ką daro, ne? Labai lengva kritikuoti krikščionybę, bet kai pradedam kritikuoti kitas ideologijas, mintis, jos labai greitai subliūkšta, nes nėra tokio atsakymo. Aišku, galim pasikviesti kažkokius išpažinėjus tų religijų, gal kažką pasakytų, bet pati idėja yra šiek tiek absurdiška. Jėzus ką daro? Išvarinėja demonus. Mato pasaulį egzistuojantį blogį, kurį ir mes matom šiandieną, pažiūrim pasaulį, kas vyksta pasaulyje, karai, žudimai ir visa kita, matome egzistuojantį blogį. Tai ar jis neegzistuoja? Aišku, egzistuoja. Ir ar turim priešintis? Ir tos visos idėjos tampa bent jau mano atžvilgiu absurdiškos. Čia galim praleisti. Paskutinis, galbūt jau pabaiga. Prieš paskutinis. Narkotikai. Jeigu spėsi dar kitą skaidrę. Narkotikai. Tai tas pasaulinis karalius, kuris sako, yra šamanas, kuris kalba apie tai, kad važiuokit su manim į Peru, vartokit ajujaską, kitus preparatus. Žmonės New Age netraktuoja, kad tai yra narkotikai, traktuoja, kad tai yra sakralūs augalai, kadangi tai iš gamtos kyla, gamta tai duoda, kaip ir marihuana, neva gamta duoda, bet tai duoda gamta ir musmerės, duoda gamta ir nuodingus augalus, kur suvalgysi, numirsi, uoga kažkokia nuodinga vieną suvalgysi, gali mirti. Tai daug ką duoda, bet sakyt, kad viskas, ką duoda gamta, yra mums reikalinga žmonėms, yra absurdas. Nes ne viską mes galim valgyti. Jeigu čia žmogus galvoja, kad reikia susukti ir parūkyti, čia visai kitas dalykas. Taigi,
vėlgi ką padaro šita mintis narkotikų, kad aš išeinu iš realybės, aš nebesuprantu realybės. Narkotikai ką padaro, kelia haliucinacijas įvairiausias. Ajujaskatas yra stipriausias dvasinis tas patirties gėrimas, kur žmonės patiria, pamato savo praeitus gyvenimus, mato dievus, angelus, mato dar kažinką. Tai ką padaro su žmonėmis, jie pradeda gyventi kažkokioj anam pasaulį. Jie nebe čia realybėj, jie mato kažkokius vaizdinius, kurių neegzistuoja žmonėms. Ne? Tai reiškia, jie gyvena kažkur tenais, vėlgi tai traukia žmogų į anapus. O krikščionybė sako, tai gyvent čia, būk čia, būk bendrauk, daryk, čia yra mūsų dvasingumas, čia yra mūsų gyvenimas, ne kažkur anapus. Ir tikriausiai paskutinė, pomirtinis gyvenimas, vėlgi reinkarnacija, irgi idėja, kad žmogus savo rankom gali padaryti kopėčias į anapusinį pasaulį, anapusinį gyvenimą. Žmogus savo rankom. Tai vėl ta idėja karmos, ne, kad geri darbai mano kažką padarys. Krikščionybė sako, absurdas, ne. Gerais darbais neužsarnausi tikėjimo, gerais darbais neužsarnausi dangaus. Kaip pasiekimas dangus? Dievo malonė. Iš Dievo malonės mes galim gauti dalykus. Be Dievo malonės aš esu niekas. Be nusižeminimo prieš Dievą aš esu niekas. Tai yra absurdas. Jeigu aš sakau, kad aš savo rankom padarysiu kopėčias į dangų, tai yra absurdas. Aš nepasieksiu dangaus. Kiek mano pastangos, kiek aš turėsiu daryti dalyko, kad tai įvyktų. Ne? Ir ta reinkarnacijos idėja. Vėlgi, reinkarnacijos idėja kalba apie tai, kad aš reinkarnuojuosi daugybę kartų. Bet kaip žinote, ne? Kas žino, kaip galvojat, reinkarnuotis žmogui pagal tą idėją yra gerai ir blogai? Kas galvoja, kad gerai reinkarnuotis yra? Reinkarnuotis yra gerai, reinkarnuotis. O blogai, kad reinkarnuotis? Kelia, ne? Taigi, palei tą idėją reinkarnuotis yra blogai. Tu turi ištrūkti iš samsaros ratų, tu turi išeiti iš šito pasaulio. Jeigu tu reinkarnuojies atgal į žmogų, čia jau blogas dalykas. Ne, tai reiškia, kalba apie daugybę gyvenimų. Krikščionybė kalba apie vieną gyvenimą, kad mes turim jį branginti ir įvertinti. Be to vieno gyvenimo, jeigu aš jį pradedu galvoti, kad yra 1000 gyvenimų kitų, žmonės, su kuriais aš man teko bendrauti, ne, kurie yra tame New Age, jie kalba apie tai, kad jie planuoja savo gyvenimą 10 000 metų priekį. Jie planuoja, galvoja apie dalykus, kas bus po 10 000 metų. Tai kokia iliuzija kuria žmogui, ne, kad kaip jis turi gyventi ir kaip jis turi mąstyti ir ką jis turi veikti šitam gyvenime. Tai reiškia, jau ruošiasi ne toj baiginėjų. Taigi ta mintis krikščionybės atsako į visus klausimus New Age ir pasako, kas yra toji tiesa. Aišku, atsakymuose mačiau, kiek žmonėms, ne, kiek jums svarbus katalikų bažnyčios mokymas, ką jisai sako. Bet mums reikia jį gilintis. Atrodo, jis senas, kažkoks nuobodus, netoks gražus, netoks spalvotas, netoks egzotinis kaip tos religijos, bet tenai slypi toji tiesa, nes tiesa neturi būti saldinė, neturi gražiai galbūt pateikta, čia gal bandau kažkaip gražiai, čia visa informacija yra sukrampyta mano, ne, visa per filtrus perleista, padaryta taip, kad bandau pateikti, kad būtų suprantama, ne, tos informacijos yra dar begalės. Tai krikščionybė turi vieną atsakymą, yra vienas gyvenimas, yra vienas Dievas, yra vienas kelias. Ir arba aš renkuosi, arba aš klystu. Tai va, turbūt tada būtų tiek, jeigu būtų kažkam įdomu namų darbam, ar čia su mokytoja, paskaityti Jėzus gundymą dykumoje. Čia labai gerai atsispindi, kaip veikia šėtonas ir kaip gundo. Šiandien galima paskaityti, ne, ir Kipšo laiškai yra knyga, paskaityti, kaip šėtonas gali veikti mūsų kasdienybėj ir mus traukti nuo tikėjimo. Traukti į, tarkim, New Age, tikėk gražiom mintim, bet netikėk Dievu. Tai va, turbūt tiek. Ačiū, kad dalyvavote.